Sveiki visi, su jumis aš Šėmas Altaju ir šiandien aš jums parodysiu pamokėlę ar kažką panašiai, kaip įsikelti modą į GTA 5 ant personalinio kompiuterio. Tai pirmiausia reikia, tuoj palaukit, pirmiausia reikia nueiti į šitą svetainę, įmesiu į descriptioną, parsisiųsti script hook 5. Nu šitą linką numesiu į descriptioną ir spausiu va šį download. Tada parsisiunti. Čia parsisiunti. Parsisiunti čia maniau. Ir va. Gaunu WinRAR-ėse yra, paskui šitą bin į desktopą ekstraktinį. Ir paskui, jeigu jūsų steaminis, o jeigu turit krekitą, tai per steaminį einam į Steam per steaminį, o jeigu krekitas, tai paprasta, parodysiu abu sykius. Pirmiausia, eini į Steam, paskui GTA 5, ne, ir antrą plis klavišą properties, ir paskui būna čia browse local files ir browse local files, taip kažkaip panašiai. O per krekitą paspaudžiu antrą plis klavišą open file location ir va yra. Ir šitus, va visus failus, va šitus sukeli į šičia. Ir, nu čia vienu žodžiu. O paskui, kaip parsisiųs modą. Yra tokia svetainė, irgi mesiu į descriptioną. Čia va galima visokių va Visual Player, spaudi scripts, čia tie modai visokie. Ir, nu karočią, čia spaudi scripts, čia sorry biškį internetas. Ir va čia va belia kokį modą va gali pasirinkti, geriausiai įvertinti, va čia pavyzdžiui va kada įkelti, va skriptai visi čia tipo. Nu čia va renkies, va čia yra šimtai jų, čia vienu žodžiu, nu tai va, tik tiek norėjau parodyti. Nu tai va čia parsisiunti šitą, jogi dar pamiršau, ką aš nusišneku. Parsisiunti modą, ne, pavyzdžiui, va aš parsisiuntęs Bank Robbery. Parsisiuntęs Bank Robbery ir aš va turiu šitus du failus. Turiu šitus du failus ir juos reikia open file location ir vėl ten pat. Ir juos reikia nukopyti va šitus visus failus į šičia. Ir kai nukopina viskas, yra modas. O jeigu neveikia, tai tada nežinau. Bet turėtų veikti pagal viską. Taigi, su jumis buvo Šėmas Altaju, ačiū, kad žiūrėjau, laikykit, subscribe'ykit, jei nori daugiau pamokėlių, tutorialų ir nors panašiai, nu, vienu žodžiu. What the fuck. Viskas gerai. Tai